Tai pirmi žingsniai taupimas. Iš esmės susitaupyti galbūt pradiniam įnašui arba turėti jau kažkokį būstą, sakykime taip, nes iš esmės su nuliu sąskaitoje jūs būsto neįsigysit. Esu Mantas Latkevičius, dirbu įmonėje Capital, dirbu jau 9 metus. Taip pat kūrėme tinklalaidę YouTube kanale NT Tiesiogiai, kur irgi šviečiame žmonės apie nekilnojamą turto klausimais ir panašiai. Capital yra didžiausia Baltijos šalyse nekilnojamo turto kompanija. Šiai dienai turime virš 450 brokerių. Tai tikrai dirbu didelėje kompanijoje ir rimtoje kompanijoje, tai labai tuo džiaugiuosi. Ir tai Capital kaip tik atšventėme audringą 10 metų jubiliejų, tai smagu, kad augame, kylame ir esame lyderiaujanti kompanija. Šiai dienai situacija yra tokia, kad turim vasarą ir rinkoje turime vasarą, nes daug žmonių iš tikrųjų atostogauja. Yra šioks toks sulėtėjimas, aišku, ne tik dėl atostogų, bet ir dėl visiems puikiai aiškių situacijų rinkoje, palūkanų, Euriboro. Tai iš esmės dabar daug kas Euriborą ir palūkanas gauna apie 6%, kas yra tikrai nemažai. Ir kai kuriuos tas jau gazdina, dėl to šiek tiek žmonės sustoja, kažko laukia ir panašiai, bet manau visi puikiai suprantame, dėl ko tos palūkanos pakilo. Dėl didelės infliacijos ir visi puikiai suprantame, kad tos palūkanos ir Euriboras kažkada kris, kažkada žemės ir panašiai. Bet normalu, kad žmonės šiai dienai šiek tiek yra apstoję, ne tiek gal perka kaip praeitą vasarą, tarkim, buvo, bet iš esmės tikiu, kad po pusmečio, po metų vėl stabilizuosis ta situacija, vėl nukris tos palūkanos, Euriboras ir vėl turėsim visai kitą situaciją rinkoje. Karo įtaka turėjo tam įtakos iš esmės, nes jo prasidėjus karui žinome, kaip subrango visos medžiagos, žinome, koks buvo deficitas medžiagų, žinome, kaip vystytojai pradėjo didinti kainas, netgi projektus, kai kurie žmonės rezervavosi mažesniem kainom. Eigoje po pusmečio, po metų vystytojai parašo žinutes, kad mes keliam kainas, nes mes nesugebam pastatyti to namo. Tai daug žmonių buvo tas šokas ir infliacija tikrai jautėsi labai stipriai, dėl to ir tos kainos išaugo nekilnojamo turto. Bet iš esmės, kaip ir sakau, dabar visi jau matom tą rinką, žinom tas realias kainas ir manau, kad tos kainos jos nenukris iki tokių kainų, kokios jos buvo anksčiau, sakykime taip. Tai dauguma žmonių kažko laukia, bet ko laukia, tai jie patys tik ir žino. Iš esmės turiu klientų, kurie laukia jau nuo 2016 metų gal, kad čia kainos kris ir kad nusipirksiu pigiau būstą ir panašiai. Yra žmonių, kurie jau ir prieš 2 ir prieš 3 metus laukia, sakykime taip. Didžiausia problema gal buvo, kad yra žmonių, kurie taupė, rinko pinigus, juos laikė kažkur sąskaitoje. Ir kai infliacija vis didėjo, tie pinigai jų labai nuvertėjo. Ir iš esmės jie per tuos metus, ką jie būtų prieš 3-4 metus nusipirkę būstą, dabar jie realiai nieko negali pirkti su tais pinigais, už tuos pinigus. Tai čia ir yra didžiausia problema, kad žmonės kažko vis laukia ir tas neateina, sakykime taip. Nes ir dabar prognozės tokios, kad tos kainos jos nekris ten žemyn 10-15%, kaip čia kiti visi tikisi. Taip, jis dabar yra plėtėjimas, bet tos kainos jos, jeigu taip pasižiūrėt, labai minimaliai pakito iš esmės. Tai pirmi žingsniai taupimas. Iš esmės susitaupyti galbūt pradiniam įnašui arba turėti jau kažkokį būstą, sakykime taip, nes iš esmės su nuliu sąskaitoje jūs būsto neįsigysit, vis tiek reikia kažkokį turėti savo taupimo sistemą, kaip jūs sukauptumėt tą pradinį įnašą ir kaip jūs galėtumėt įsigyti tą būstą. Tai iš esmės, jeigu taip atsakant, pirmas žingsnis koks, tai aš manau yra susitaupyti tam pradiniui įnašui arba turėti gerus tėvus ar dar kažką, kas finansuotų, ar palikimą gauti kažkokį. Bet iš esmės, jeigu taip atsakant, jeigu dabar kas daugiausiai pas mus perka jaunos šeimos iš esmės, apie 30 metų kažkur, sakykime taip, tai taupo, susirenka tą pradinį įnašą ir tada jau renkasi projektus, o vėliau jau viską arba patys daro, arba patiki mums, kad mes viską sutvarkytumėm, sužiūrėtumėm ir padėtumėm įsigyti tą nekilnojamą turtą. Mes ne tik padedam parduoti tuos būstus nekilnojamą turto, bet padedam žmonėm ir įsigyti. Labai daug žmonių, kadangi vis tiek
tas turtas jisai nėra pigus, čia nėra pirkti, ta prasme, pieną parduotuvę ir kažką. Turtai vis tiek yra 100, 150 tūkstančių, 200 tūkstančių, tai žmonės, kurie pirmą kartą perka būstą, jie daug dalykų, daug niuansų, jie nežino iš esmės. Tai mums ir yra tas dalykas, kad mes važiuojam kartu su klientu, įvertinam būstą, įvertinam jo realią kainą, nes dažnai dabar rinkoje yra būstai, kurie pervertinti yra. Savininkai užsideda 20-30% daugiau negu reali to būsto kaina. Tai iš esmės mes įvertinam ir tą būsto kainą, įvertinam to būsto apskritai pliusus, minusus ir tada tiesiog padedam sutvarkyti tos pačius dokumentus. Ar viskas tvarkingai su dokumentais. Tas pats bankas, padedam su bankais žmonėms, turim banko vadybininkus iš esmės, kurie padeda toliau eiti žmonėms. Nes kartais žmonės pradeda eiti tą pirmą žingsnį, bet kažkur ir sustoja. Kažkas nepasiseka, nudega ir panašiai. Tai vėlgi, daug atvejų buvo, kai žmonės išsirenka būstą savo svajonių, tada eina, keliauja per bankus, kažką tvarkosi, o tuo metu tą būstą ateina ir kiti nuperka. Tai labai buvo daug atvejų tokių, kur žmonės sako, ai va, praradom savo svajonių būstą. Tai kad neprarasti, reikia daryti tam tikrus žingsnius, reikia galbūt prašyti preliminarią sutartį pasirašyti, rezervaciją kažkokią palikti, užstatą kažką, kalbėti su savininkais, kad taip neatsitiktų. Jo, tai mūsų tas darbas yra ir tos pačios dėrybos, nes vis tiek nekilnojamo turto pardavimas, pirkimas, tai yra apie dėrybas eina viskas, sakykim taip. Tai iš esmės, kai dabar dar tokia rinka pakankamai sustojusi yra, sakykim taip, aplėtėjusi, gal taip pasakysiu, nėra jinai sustojusi, nes sandoriai vyksta, tik tai gal nevyksta taip dažnai, kaip vyko prieš metus, sakykim taip. Tai va, tai kadangi jinai yra aplėtėjusi, tai yra lengviau su pirkėjais, iš esmės, su pardavėjais, tai yra dėrėtis, tai mes tą darom iš esmės, tas dėrybas pravedom ir gaunam geriausią kainą pirkėjai. Labai įvairiai iš esmės, jaunos poros, kurios dar neturi vaikų, tai be abejo žiūri pusantrinius, 2 kambarių būstus. Jaunos poros, kurie jau turi vaiką ir kur ten gimė nesenai ir panašiai, tai jos jau žiūri dažniausiai 3 kambarių būstus arba dabar labai visiems populiaru kotedžai, sakykim taip, nes dauguma žmonių nori turėti kažkokį savo sklypą, ten nežinau, gal turi šuniuką, kačiuką, dar kažką, kur nori ten pasikepti tą patį kamado ar dar kažką, tai jie renkasi tuos kotedžus Vilniaus priemiesčiuose, tai kaip Bajorai, Pilaitė, nežinau, Didžioji Riešė, ten žiūrinėjasi tuos kotedžiukus, perka kotedžiukus. Tai iš esmės labai priklauso kokia žmonių šeimyninė padėtis, kiek vaikų, neturi vaikų ir panašiai. Bet jeigu taip atsakant, tai 2 kambarių yra visada populiariausias butas, jie ir likvidžiausi yra, ir daugiausiai jų žmonės ieško, nes jie tinka ir studentam, ir porom, ir senesniems žmonėm, kurie, pavyzdžiui, tenai, nežinau, liko vieni ir jiems reikia kažkokio būsto, tai populiariausiai ir yra tie 2 kambarių. Dažnai netgi šeimos gyvena už miesto, ten didžiausiuose namuose 300 kvadratuose, bet gyvena, pavyzdžiui, 1 ar 2. Tai jie automatiškai jiems sunku ir išlaikyti, dabar kai tie ir komunaliniai mokesčiai yra padidėję, sunkus tas išlaikymas yra, dėl to jie parsiduoda ir perka čia 2 kambarių būstus. Prabangus būstas, tai iš esmės irgi, žiūrint, čia daugiau gal reiktų kvadrato kainą skaičiuoti, nes iš esmės prabangus būstas gali ir 1 kambario prabangus būstas būti iš esmės, tai jisai gali kainuoti ir 151 kambario būstas, bet reikia daugiau žiūrėti jau į pačią kvadrato kainą. Vis tiek prabangus būstas tai jau dažniau yra miesto centrinėje dalyje, tai kaip Senamiestis, nežinau, centrinė miesto, Šnipiškės, Naujamiestis. Ir dažnai tai būna kažkokie viršutiniai mansardiniai butai su dideliam terasom, su ten, nežinau, džekuziais visokiais ir panašiai. Tai iš esmės, jeigu taip atsakant, tai daugiau reikėtų jo žiūrėti kvadrato kainą galbūt, nes prabangus būstas gali būti ir 5 kambarių didelis būstas, kuris kainuos 1,5 milijono, bet gali būti ir 1 kambario, ten, nežinau, 30 kvadratų gal prabangus būstas, kuris irgi yra centrinėje miesto dalyje, puikiai įrengtas. Ir jisai gal kainuos 200 000. Tai iš esmės, taip atsakant, kainos tikslios nėra, kur yra tas prabangus turtas, bet kvadrato kaina, tai sakykime taip, jau prabangaus turto vis tiek yra 7, 8, 9 tūkstančių už kvadratą, jau kažkas jau į tą pusę yra prabangus būstas. Yra, pasitaiko tikrai, netgi kai kuriai prieš 2 ar 3 metus labai sudaugėjo tų prabangaus būsto pirkimų. Gal žmonės labiau išgali dabar jau įpirkti tokius būstus, sakykime taip, nes anksčiau ir atlyginimai mažesni žmonių buvo ir nebuvo galimybių gal to prabangaus būsto turėti.
bet dabar žmonės, irgi mes savo rate daug matom, samdo dizainerius, samdo architektus, kad jiems tuos būstus kurtų kuo prabangesnius, kuo geresnius. Ir žmonės, jeigu ten anksčiau įrengimams išleisdavo 20, gal 30 tūkstančių, dabar yra, kas išleidžia ir 100 ir 150 tūkstančių įrengimams. Tai matome, kad tų būstų tikrai daugėja prabangaus būsto ir yra norinčių to prabangaus būsto. Nes labai dar, pabaigiant, daug yra dar žmonių, prasidėjus karui ypatingai atsirado iš užsienio atvykusių čia į Lietuvą. Tie patys ukrainiečiai yra, kas atvažiavo, baltarusų yra, kurie čia atvažiavo ir kurie turėjo didelius verslus, tarkim, toj pačioj Ukrainoje ir Baltarusijoje. Ir jie čia pats irgi Naujamiestė supardavęs ukrainiečių didelį būstą, realiai ten jo kaina apie 500 000 buvo, tai iš esmės turėjo verslus Ukrainoje, bet atvyko čia į Lietuvą ir tiesiog įsigijo didelį prabangų būstą, kad ir vaikam būtų ir panašiai. Tai yra ir tokių atvejų. Tai ypač dabar, kai ten labai yra palūkanos pakilusios ir panašiai, dauguma žmonių sako, ne, pirkti čia labai brangu ir panašiai, eisim geriau nuomotis ir panašiai. Bet jeigu taip pasižiūrėjus, ta pati nuoma, jinai nėra atpigus, jinai kai kur yra ir dar padidėjus ta nuomos kaina, tai iš esmės tos nuomos kainos ypatingai dabar, kai žmonės neišgali daug tų būstų įpirkti, tai daug kas eina nuomotis. Tai iš esmės dabar vėl ta nuomos rinka yra aktyvi pakankamai ir yra savininkai sukėlę tas nuomos kainas, tai iš esmės yra tikrai nepigu nuomotis. Tai vėlgi, mes visada buvom už tai, kad geriau turėti savo daiktą, investuoti į savo kažkokį dalyką, plus turtas ilgainiui, ten nežinau, 10 metų, 15 metų bėgyje jis tikrai brangs. Mes negrįšim ten prie tų, kur buvo 2000 už kvadratą, 1500 už kvadratą. Aš manau, turtas jisai bus gerokai brangesnis vėliau ir tai bus puikia investicija žmonėms nusipirkus savo būstą. Po ten, nežinau, 5, 6, 7 metų turėti jį kur kas brangesnį ir neleidžiant pinigų, kaip sakom, vėjais, kažkur nemokant į niekur tų pinigų, sakykim taip. Plus kitas dalykas, mes žiūrim vakarų Europą, kokios ten yra kainos. Ta prasme, ten normalu centrinėje miesto dalyje būstus pirkti už 15 000 už kvadratą. Yra ten, jeigu žiūrėsim kokią Prancūziją, ir 20-25 000 už kvadratą yra kainos. Tai Lietuvoje mes dabar stebime 6 000 už kvadratą, 5 000 už kvadratą labai daug. Bet iš esmės aš manau, po kokių 5-6 metų mums normalu bus tas 6-7 000 už kvadratą, nes vis tiek artėjom prie tos vakarų Europos ir iš esmės, manau, tos kainos bus tikrai didesnės ir bus normalus reiškinys realiai. Tai jeigu atsakant į klausimą, aš manau, už būsto pirkimą, aišku, jeigu leidžia tos galimybės. Kiti taip ten dirba su savo akcijom, kitur investuoja savo pinigus ir panašiai, bet vis tiek atsidurime tam taške, kad galiausiai žmonės, ypač lietuviai, jie mėgsta, kad jie daiktą galėtų pačiupinėti, paliesti ir ta investicija į nekilnojamą turtą, tas 4 sienas vis tiek lietuviams yra priimtina ir tikrai daug žmonių investuoja būtent į nekilnojamą turtą ir galiausiai netgi žinau, kas ten ir dirba su tom visom akcijom, su obligacijom ir panašiai, kur investuoja tos pinigus, jie grįžta į nekilnojamą turtą ir jie vis tiek čia irgi investuoja tos pinigus. Aišku, geriausiai ir pamėti tas investicijas po kelis tos, sakykime taip, ar į akcijas, ar į nekilnojamą turtą ir panašiai. Labai įvairiai iš tikrųjų, aišku, dažniausiai vis tiek kažkokį, bent jau aš žinau, kaip aš taupau, tai ta prasme atsidedu tam tikrą 20-30% kiekvieno mėnesio atlyginimo, sakykime taip, kažkur tu atsidedi ir tu juos laikai, žinai, kad kažkam jie bus panaudoti. Tai čia ir yra taupimas ar nekilnojamam turtui, nežinau, ar tom pačiom kelionėm, kur žmonės irgi vis tiek taupo tom kelionėm, ar kažkokiem kursam, ta prasme, kurie tau pačiam naudingi ateityje bus. Tai iš esmės 20-30% tas atsidėjimas bent jau pas mane yra. Kaip kiti žmonės, aišku, taupo, aš ten į jų kišenę nelendu, neklausiu, kaip jūs ten susitaupėt, bet įvairiausių yra, aišku, dalykų, yra ir kur tėvai padeda, ten, nežinau, perveda jiems dovanojimą, kažkokį sumą padaro, yra kur paveldėja, gauna paveldėjimo kažkokią sumą, pinigų ar nekilnojamą turtą, kur juos vėliau investuoja, tai yra įvairiausių tų būdų taupimų iš esmės, bet aišku, aš bent jau asmeniškai, tai tiesiog kiekvieną mėnesį 20-30% atsidedu pinigų, kur vėliau jie keliauja ar į kažkokias investicijas nekilnojamo turto, ar į tas pačias keliones, kaip minėjau, ar dar kažkur, sakykime tai. Aš gal irgi taip atsakysiu, tas taupimas, tai gal ne taip suprast, kad jis yra pinigų laikymas, nes kaip prieš tai kalbėjau, kad kai infliacija yra didelė iš esmės,
Tai tas pinigų taupimas, rinkimas ir kažkur koiniai laikymas iš tikrųjų yra blogas dalykas, nes iš esmės šiais metais jūs galite tą sumą turėti, kitais metais tie pinigai nuvertėja ir jūs nieko negalite įsigyti už tuos pinigus. Tai aišku, geriausia pinigus rinkti, taupyti galbūt tam pradiniam įnašui ir jeigu yra tik tai galimybė greičiau kažką įsigyti ir ar išnuomoti, ar kaip investiciją laikyti, sakykime taip, kad tas turtas brangtų ir jūsų tie pinigai nenuvertėtų iš esmės. Tai aišku, tas taupimas irgi, tai nėra taip suprast, kad 5 metus rinkti tos pinigus, iš esmės geriausia susirinkti tam pradinių įnašui, kaip manau dauguma daro, tai pirmas būstas ir pas mane buvo, ta prasme, susirenki pradinį įnašą ir tu perki su banko paskola kažkokį būstą, kuris vėliau faktas metai po metų jisai kyla. Ir ta prasme, kas nusipirko, tarkim, kokiais 18-19 metais būstą, tai tas būstas dabar jau bus pabrangęs 40, gal net 30% kažkas tokio. Iš esmės visas nekilnojamas turtas brango, iš esmės ir kaip ir sakau, jisai ilgainiui vis tiek, jeigu žiūrint 10 metų į priekį, aš manau, jis bet kokiu atveju brangs tas nekilnojamas turtas ir Vilnius plečiasi, Vilnius didėja, Vilnius modernėja, atsiranda daug puikių universitetų, mokyklų, ta prasme, kūrėsi nauji darželiai, naujos darbo vietos kūrėsi, tai plus atlyginimai irgi Lietuvoje, Vilniui bent jau didėja jie iš esmės, tai aš manau viską tas pasako, kad nekilnojamo turtui nėra kur, ta prasme, kristi ar taip, yra kažkoks aplėtėjimas, galbūt ten kelių procentų sumažėjimas tas nekilnojamo turto kainų, bet jeigu taip ilgainiui žiūrint 10-15 metų į priekį, bet kokiu atveju jisai, aš manau, vysis tą vakarų Europą ir jisai bus kur kas didesnė nekilnojamo turto kaina. Anksčiau drąsiau imdavo, anksčiau žmonės imdavo ir 3., 4., 4 būstui paskolą, sakykime taip, nes tos palūkanos buvo, Euriboras buvo nulinis beveik, tai palūkanos buvo 2 procentai, tai jie iš esmės pirkdavo 3., 4 būstą ir leisdavo jį nuomai ir jiems vis tiek apsimokėdavo. Dabar iš esmės tas žmonių skaičius, kurie perka 2., 3 būstą su paskola, jų gerokai yra sumažėjęs. Nes iš esmės, kaip ir sakiau, palūkanos Euriborų dabar beveik 6 procentai, ten 5,5 apie 6 procentus. Tai vadinasi, jiems jau nupirkus ir išnuomavus, gaunasi vos ne tas pats ant to pačio. Tai vadinasi, tų žmonių jau skaičius yra gerokai sumažėjęs, sakykime taip. Bet jeigu perka žmonės savo, 1 būstą, 2 būstą, sakykime taip, didina būstą ir panašiai, tai jie ypatingai, jeigu, pavyzdžiui, susilaukia vaiko ar dar kažko, tai jų tikrai nestabdo, kad ten palūkanos dabar didelės, nes tiesiog yra poreikis. Reikia pirkti ir jie perka, ta prasme. Tai labai daug dabar žmonių, kurie perka pas mane būstus, tai tiesiog jie net nežiūri, taip, didelės palūkanos, bet jie supranta, kad jos kažkada sumažės, bet yra dabar poreikis, atsirado vaikas, ten, nežinau, atsirado šuo, dar kažkas, jie gyvena ten mažam būste, jiems reikia didinti, jie didina. Tas pats, jeigu reikia mažinti žmonėm, pavyzdžiui, ten gyvena, kaip ir minėjau, name, 4-5 kambarių, bet jie turi, pavyzdžiui, yra tik tai 1-2 žmogus, nu tai jiems per didelis tas būstas. Tai jie vadinasi parduoda, perka kitą būstą. Tai jie nežiūri tų paskolų ar kažko, sakykime, taip, tų palūkanų, kad ten didelės ir panašiai. Tiesiog yra poreikis ir perka. Dabar iš vis labai yra sugriežtinti tie grynieji pinigai. Anksčiau labai daug būdavo, ypatingai sklypus, ateina su lagaminu, atneša ten 100 000 ir nusiperka. Dabar, kai bankai priėmė, tiksliau notarai priėmė tą įstatymą, kad iki 5 000 eurų tik tai grynųjų gali būti perkant, tai ta prasme tas yra jau labai sugriežtinta ir dabar visi bankai labai griežtai žiūri, iš kur tie pinigai atsirado, kaip atsirado tie pinigai. Nes ten žmogus, jeigu įsineša į sąskaitą 100 000, jau bankai kabinsis, iš kur tie pinigai, kaip tie pinigai. Ir iki tokių dalykų, kur dabar turėjom irgi situaciją sandorį, įkrito, ten tiesiog sesė pervedė 100 000 ir bankas neleidžia tuos 100 000 už kitą būstą mokėti, nes sesė turi siūsti pagrindimus, iš kur tie pinigai, kaip jie atsirado, kaip juos uždirbot ir panašiai. Neužtenka bankui pasakyti, kad dėjau į koinį ir viskas. Prašo labai daug dabar tų dalykų ir labai bankai dabar tą yra sugriežtinę. Plius neveltui ir notarai išėjo tas įstatymas, iki 5 000 grynųjų galima notarinį sandorio metu, tai viskas iš esmės turi eiti pavedimais iš esmės. Jau nėra to laikotarpio, ypatingai kai priėmė tą įstatymą, iki to įstatymo puolė žmonės tikrai tą kešą išsiimdinėti, labai daug tikrai buvo tų tokių, kurie turėjo užkaupę tų pinigų ir norėjo juos išleisti kuo greičiau. Jo, šeimos pirmo nariai, ta prasme, sūnus, mama, tėtis ir panašiai gali tuos dovanojimus daryti. Vėlgi tos sumos turi protingos būti. Jeigu 200 000, 300 000, nu, irgi gali užkliūti iš kur. Jeigu, tarkim, tai yra 20 000, nu, normalu, kad mama ten, nežinau,
pensija, dar kažkas per tiek laiko jinai galėjo kažkaip susikaupti tą pinigų sumą ir tai yra normalu iš esmės. Tai tokiu atveju kaip ir viskas tvarkoja, bet jeigu tos sumos didelės yra 200-300 tūkstančių, tai ten gali ir pakliūti ir labai rimtai. Tai iš esmės, sakau, buvo tų atvejų, kur labai sunku ir po to kažką įsigyti, nes tu negali pagrįstų pinigų. Tai va, tai atsakant į klausimą, tai tie grynieji pinigai jau vis toliau jie mažėja ir jau iš vis išnyksta iš esmės. Tai daugiausia arba žmonės tiesiog yra, kurie gauna didelės pajamas ir jie gali susitaupyti būstui ir be paskolos. Tai yra žmonės, kurie, turėjau atveju ir informatikai, kurie uždirba ir po 8 ir po 10 tūkstančių per mėnesį ir jie turi kaip pagrįsti tas sumas. Tai iš esmės jie po metų gali įsigyti nekilnojamą turtą ir be jokių paskolų. Tai yra tokių perkančių, kuriems ir nereikia būsto paskolos, jie kažkaip susitaupo, turi kažkokią savo irgi sistemą taupimo, kažkaip susirenka tos pinigus ir perka be būsto paskolos. Tai šiaip standartiškai 80-90% gal yra perkama su būsto paskola, bet yra tokių variantų, ten 10-20%, kurie neima būsto paskolos, jie perka susitaupę patys, arba kažką parsiduoda, arba tėvai, pavyzdžiui, užgyvena per visą gyvenimą ir sūnui nuperka būstą. Tėvai, vyresnio amžiaus žmonės, jie būsto paskolos ir šiaip negali paimti, nes jau yra iki pensijos tam tikras amžius ir jau bankas neišduoda jiems, sakykim, tai jeigu ten žmogų 58-59 metai, jau jis būsto paskolos greičiausiai negaus, nes jau amžius iš esmės yra. Jo, jisai neturės laiko išmokėti ir bankas tiesiog jau į tuos 60-mečius, kaip sakant, net ne taip ir žiūri, sakykim, taip, tai jiems jau labai sunku. Tai dažniausiai tokie žmonės jie perka be banko paskolų. Tai va, su banko paskolom dažniausiai perka jaunos šeimos, 30-40 metų amžiaus kažkas tame tarpe. Pabaigai gal irgi visiems palinkėčiau taupyti, atsakingai rinkti tuos pinigus, atsakingai investuoti, žiūrėti, ką perkat, kur perkat iš esmės ir nebijoti, sakykime, taip, tų ypatingai ką rašo spauda iš esmės, nes spauda, ta prasme, pasigauna ką nors ir iškelia labai didelę antraštę. Būstai sustojo, būstų nieks neperka, kainos tuoj kris, kainos ten greitai, ten didžiausiais tempais kris ir panašiai, žmonės tokias antraštės pasigauna ir toliau laukia. Ir tada laukia, metus, 2-3 ir po to galiausiai mato, kad nieko nesigavo, tas būstas yra dar brangesnis, ta prasme, ir jie tuos pinigus iš savo dar labiau prašvaisti. Tai aš manau, kreiptis į atsakingus žmonės, kurie supranta, kurie dirba su nekilnojamu turtu, kurie nukreips ten, kur reikia investuoti, kur ką reikia pirkti ir, ta prasme, galės saugiai padėti tuos pinigus su mintim, kad tie pinigai ir neš toliau naudą kažkokią ir ateityje bus dar didesni, sakykim, taip. Tai aš manau, svarbiausia, palinkėčiau žmonėms atsakingai investuoti ir neskaityti antraščių.